Ukrainos situacija pildosi matytas mūsų blogiausias scenarijus, mano komandos ir mano paties pateiktos įžvalgos, ką aš sakiau prieš 5 metus. Tai Zelenskis praranda kaip lyderio poziciją, nes Zelenskio aplinka yra tiek korumpuota, tiek nusikalstamos gaujos veikia kartu su Zelenskiu. Dabar jau akivaizdu, kad apie kyšius korupcijos mastus pats Zelenskis matyt žino. Dar jeigu aš prieš metus pusantrų dar naiviai tikėjau, kad jis ten kažkiek tai žino, kažkiek gal nežino, bet dabar akivaizdu, kad jisai, ne viską aišku, bet didžiasias aferas arba didžiasias grietinėlės jisai žino. Dabar, kas vyksta su kariuomenės vadu, gynybos ministru, akivaizdu, kad Zelenskis papuolė tarp didelių interesų grupių. Tikrai Ukrainai dronų kare sekėsi paskutiniai 2-3 mėnesiai. Tikrai, kaip aš juokauju, Maskva suprato, kad gali degti, nors jau vieną kartą buvo sudegus, prisiminkite. Tai jie, aišku, yra nustebę ir to sandėliavimai ir kiti dalykai, kurie yra sprogdinami, bet ant žemės, on the ground, kaip amerikonai sako, nebuvo tokios didelės sėkmės. Dabar Zelenskis kibo į jauniausią, gynybos žinovą arba žmogų, kuris įgavo labai didelį pasitikėjimą tarp kariškių, kuris įgavo didelį pasitikėjimą tarp partnerių ir tarp aplamai visuomenės. Zelenskis matyt, aš čia tik galiu įspėti, yra mano asmeninė nuomonė, tai nėra kažkokie patikrinti faktai arba teiginiai. Tai Zelenskis matydamas, kad jam yra paskutinioji ir jo paties kaip asmens pasitikėjimas, tautos pasitikėjimas juo jisai blėsta, išėjo žmonės į gatves. Gatvėse mūsų spauda, jeigu matot, praktiškai labai nedaug epizodiškai tą rodo, nes mūsų vektorius yra rusiškas vektorius, mūsų žiniasklaida, dvaro valdoma didžioji žiniasklaida, jinai yra grinai prorusiškas, prokremliškas naratyvo formavimas, nes nevakarietiškas, dėja, mes turim nevakarietišką naratyvą suformuotą. Aišku, tai yra bėda palikimas KGBistų ir GRU veikiančių dar Lietuvoje vis dėlto aktyviai. Matyt, kol nebus priimtas įstatymas agentų, tol mes tą tokį purviną drumzliną vandenį ir turėsime. Bet jūs pažiūrėkite per nepriklausomas, ar ten Al Jazeera paimkim, ar ten CNN paimkim, ar paimkime Ukrainos puslapius, tai ten informacijos yra beproto daug, ten yra filmuotos medžiagos, ten yra labai, labai aiškiai sociologai, politologai ir be kita ko karo ekspertai iš kitų pusių labai detaliai viską aiškina apie patį Zelenskį, apie jo neveiklumą ir jo tiesiog tokį nenorą matyti, nežinau, turėti šalia savęs populiarius, žinomus arba gabius politikus. Tai pas mus to nėra, to nerodo. Link kur tai nuves link to, kad Zelenskis turės atsitraukti. Vienas ar kitas karininkas turės pripažinti, kad yra klydęs, jeigu nori jie nuraminti. Bet įdomiausia šitoje istorijoje, dėl ko yra labai aiškus naratyvas, Ukraina, kaip ir Rusija, kaip ir Putinas, daro analogiškus dalykus. Nei iš Maskvos, nei iš Sankt Peterburgo jie demonstracijas esančių savo gyventojų nerenka, į varonokus nekrauna ir neveža į frontą. Neveža jų ten mokyti, kaip reikėtų laikyti automatą ir eiti į frontą kariauti. Ir tie piketai, mitingai, tu pažiūrės, ten labai daug jaunų žmonių. Ten praktiškai 80% piketuose mitingose susirenka jaunų žmonių. Tai jų šiandien nerenka. Tai aišku faktas, kad jie bijo, nes jeigu jie Kijeve pradėtų rinkti žmonės, tai ten kiltų toksai skandalas, neįsivaizduojat, pasaulis tą dalyką pamatytų. Ir tada Putinas įgauna milžinišką kortą rodyti ir demonstruoti apie vykstančius procesus Ukrainoje. Tai vienas momentas. O gaila yra vienas šitokio, netaip ir senai vieno filosofo skaičiau veikalą, tai labai gerai pasakė, perfrazuojant jo žodžius, gaila, kad pasaulis dar nesuprato, kad žmogus kaip būtybė yra daug svarbiau negu kad ginklai. Maždaug panašiai savo knygoje, savo publikacijų tą rašo. Ir aš taip realiai, taip aš ir pagalvojau, tai Ukrainoje žuvusių yra apie 300-400 tūkstančių žmonių. Rusų žuvo kažkur gal apie 700-800 tūkstančių. Tai Rusijai
ir rusų gyventojams nemaža dalis žmogus, nu, jis irgi nėra vertybės, nu, kaip ten sakė, už koldūną, už kailinius ir panašiai. Bet kai Ukrainoje ir ukrainiečiai nesupranta, kad žmogus yra vertybė ir Europa, ir be kitoko pasaulis, nu, mes sankcijos jūs puikiai patys matot, kad jos nu, nefunkcionuoja ir sankcijos visos apeinamos kuo puikiausiai. Ir dabar graikų istorija, kuri akivaizdžiai dėl laivybos LNG dujų gabenimo irgi išreiškia savo poziciją. Tai dėja tenka tą pripažinti, kad žmogus nebėra vertybė. Ir matyti tie vykstantis piketai, mitingai, Zelenskio gyventojams, žmonėms arba jo palaikytojams tai yra signalas, kad jūs jau nuvertinot žmonės, nes nu, žmogus tai yra bet kokia atveju valstybė, tai yra teritorija, tai be žmonių, nu, faktas, jie gali atimti, užimti kiti okupantai, mes turim daug tokių okupantų, kur žymė teritorijas ir savo kalbą, kultūrą ir tradicijas atvedė. Aišku, Lino Linkevičiaus buvo čia toks interviu buvęs užsienio reikalų ministras, toks, sakyčiau, Linas šiek tiek pakankamai sąmoningas ir protingas žmogus, bet net jeigu jau jisai pasakė, aš noriu tikėti, kad Rusija iš šito šūdo taip laisvai neišeis, ar iš mėšlo, man atrodo, iš mėšlo jisai pavartojo žodį. Tai išeis, mielas Linai, išeis ir patikėk tu manim, nes tavo draugai, tavo bičiuliai, tavo vertybininkai tą išves ir tavo draugai KGBistai, kurių tu savo rate matyti turi nemažai ir labai jų daug, gal klausimas tu jo žinai, nežinai, kad jie buvę yra, bet jie viską padarys, kad Europa suskeldyta ir sudraskyta, realiai Rusija paleistų tokią pusiau nugalėtų. Bet aišku, Rusijams dabar yra tikrai sunku. Plius nepamirškite, tai yra naftos problema.